norėjau dar truputį paklausti, sovietmečiu, tai jums KGB nuolat darė spaudimą ir visai bandė jūs paveikti, taip? Nu šiaip tai, kaip pasakius, taip, spaudimas buvo, reiškia, jeigu žmogus... Trukdžiai visokie įvairiai. Taip, jeigu žmogus buvo lojalus Sovietiniai sąjungai, reiškia, sovietiniai visuomeniai niekur nelysdavai, būdavai spaliukas, pionierius, komjaunuolis, paskiau, reiškia, pereidavai į komunistų partijos gretas įstodavai, tai tau, reiškia, tu ir privalėdavai tenais tarnauti tai Sovietų sąjungais, kadangi tiems ir būdavo, turbūt nėra niekam paslaptys, 30% jaunuolių galbūt nežino, kad ne vienas, reiškia, netapdavai nei gamyklos direktorium, nei jo pavaduotojų, nei, reiškia, vyrinžinierium, jeigu nebuvai komunistų partijos narys. Kiek pamenu, net, reiškia, kolūkiuose būdavo, reiškia, vyragronomas, reiškia, kolūkio pirmininkai, visi buvo partiniai, mokyklų direktoriai, gamyklų direktoriai, visi jie buvo partiniai ir jie visi aktyviai bendradarbiaudavo su KGB, ypatingai didesnės gamyklos. Gal ten maža kokias fabrikėlės, kur 10 žmonių, ten jie neturėdavo specialaus savo, reiškia, kuratoriaus, bet visos didesnės gamyklos, kaip pavyzdžiui, energetikos visos įmonės, visos turėjo savo KGB etatinį darbuotoją, kuris tas gamyklas periodiškai kuruodavo, kuris bendradarbiaudavo direktoriai su jais patys žinot, kaip kai KGB ateidavo kuruojantis karininkas pas juos į kabinetą, tai jie atsistodavo, reiškia, komanda ramiai būdavo, reiškia, atiduodavo pagarbą ir, reiškia, viską aptardavo reikalus, reiškia, pirmiausiai. Gamybiniai reikalai buvo, reiškia, atleisti. O spaudimas būdavo daromas įvairiom priemonėm. Pavyzdžiui, niekam nepaslaptys, kad norėjusi, reiškia, atlyginimai buvo tada vienodi. Ar darbininkas, reiškia, uždirbdavo 80 litų, 80 rublių, ar vyrinžinierius gaudavo 120 rublių, reiškia, gal direktorius gaudavo kokį 160 rublių, tada toks būdavo skirtumas. Tai praktiškai labai nedidelis tarp rublių. Tačiau dirbant didesnėse elektrinėse, kaip mano darbovietė Kaunas Energoremonte, būdavo, reiškia, specialūs priedai mokomi už darbą, ypač šiaurės sąlygom, pavyzdžiui, važiuodavo mūsų darbuotojai dirbti prie Norvegijos sienos, tai tenais be pirmo skyriaus niekaip neapsieidavai, reiškia, tenais jau prileisdavo prie tos, nes elektrinės stovėdavo 15 km iki Norvegijos sienos, tai jau prileisdavo labai ypatingai, reiškia, jau patikrintus asmenys. Tai aš tokio leidimo niekados nebuvau gavęs, manęs neleisdavo net 15 km, reiškia, prie sienos, kadangi jau vieną kartą buvau pralaužęs geležinę uždangą, tai jau manim pasitikėjimo jokio nebuvo. Toliau užimt pareigų, reiškia, praktiškai negalėjau jokių, nors aš 6 metus mokiausi, baigiau aukštąjį mokslą energetikos srity, tačiau taip ir likau paprastas inžinierius technologas. Manęs net į atominę elektrinę neįleisdavo, nes mūsų daug specialistų važiavo, Černobylis statė atominę elektrinę, Smolenske statė atominę elektrinę, daug darbuotojų važiuodavo ten dirbti, manęs į tos elektrinės neleisdavo, kadangi aš neturėjau to vadinamo, kaip sakant, dopusk, reiškia, tai buvo leidimas dirbti arba pasienio zonoje, arba, reiškia, tos elektrinėse. Kai prasidėjo atšilimas, netgi buvo, reiškia, mūsų sudaryti kontraktai, važinėdavo daug darbuotojų dirbti į Rytų Vokietiją, į DDR vadinamą dar tada. Ir į užsienį manęs niekados neleisdavo, nes, tokiems žmonėms, kai aš praktiškai, reiškia, praktiškai, jeigu tu negalėdavai išvažiuoti ir uždirbdavai mažiau, reiškia, tos elektrinėse ir priedai buvo didesni, šiek tiek daugiau uždirbdavai, ir, kaip minėjau, ir jeigu būdavai kompartijos narys, tai ir pareigas gaudavai, reiškia, neeilės tvarka, o dar būdavo, reiškia, visokie dalinimai, patalinės, mašinų ir taip toliau, būtų, žinot, viskas buvo deficitas, tai viską lai gaudavai, nors drašo tos šlapiaus gaudavo komunistai, bet vis tiek daugiau. O dėl persekiojimo, tai kai papuoliau 72 metais, kai mane areštavo per Kalantos įvykius, kai kovausi barikadose, buvau sužeistas, tai, reiškia, mušė žiauriai. Praktiškai pirmas 2 dienas, reiškia, lupė be jokio pasigailėjimo, tik kaip būdavo ten. Susodinamus visus, reiškia, ir po vieną veda, reiškia, apklausai. Sėdėjome mes Laisvės alėjoje 18, bet ne policijos pusėje, reiškia, kamerose, bet jau saugumo pusės kameros.
o vesdavo tardyti irgi mus į saugumo tik tai. Policija ten praktiškai, policija atliko savo, Judas atliko savo darbą, perdavė mus KGBistam ir jų darbus baigėsi, o visi KGBistai tada turėjo, reiškia, ir policijos uniformas. Tai praktiškai sunku buvo atskirti, kurie jų policininkai, kurie KGBistai. Tai praktiškai sėdi prie tardymo kabineto, laukia, kol tave pakvies tardytojas, reiškia, KGBistas. Nu, ir ten eidamas pro šoną jautė kiekvienas pareigą, reiškia, trinktel tau bananų, reiškia. Nu, kokį 5-6 praeidavo per tas 15 minučių, bet kiekvienas tau sušniodavo bent bananų. Ar specialiai jie ten vaikščiojo, aš nežinau, bet paprastai, nu, spėdavai užsidengti, gaudavai per ranką, nespėdavai, reiškia, sprandanį kaldavo. Prieidavo iš nugaros, duodavo, reiškia, per sprandą. Nu, tai tokia buvo praktiškai palaužimas žmogus būdavo tokiom, reiškia, priemonė. Ir priedo pastovus gazdinimas buvo. Va, mes jums keliam baudžiamą bylą, va, rytoj jūs, reiškia, būsit forminamas ir etapu, reiškia, keliausit į Magadaną, reiškia. Nu, turime omeny į tuos spec lagerius, kur buvo politiniam kaliniam. Tai šitas gazdinimas būdavo pastoviai, reiškia. Nu, kadangi buvau jaunas, neturėjau šeimos, tai buvo, reiškia, lengviau šiek tiek. Atsakiau tik tai už save, bet tačiau per tą 15 laužimo dienų, kai iš Laisvės alėjos 18 Rūsio matėsi Sibiras, taip aiškiai matėsi, kad tiesiog, kad sunku pasakyti. Ir tai nemažai, už tokius atvejus duodavo mažiausiai nuo 5 iki 10, reiškia. Nu, mažiausiai būdavo 5, kaip mūsų, reiškia, tas vienas iš vadų Kaladė, kuris, reiškia, gavo 5 metus, kiti buvo teisiami baudžiamai byloj, persekiojami, be abejo, visi išmesti buvo iš visų universitetų, jokios galimybės nebuvo aukštąjį mokslą baigti. Man buvo pažadėta, kad aš tarnausiu pas Baltas Meškas, reiškia, iš kur tiksliai negrįšiu. Ir kai mane gaudė į sovietinę kariuomenę, tai aš dar tada, 73 metais, svarsčiau išeiti į mišką. Deja, ginklų nebuvo, reiškia. Turėjau tokį miškį parodijusi vieną, bet, nu, jau tada mes svarstėm, kad reikia ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Ir po to, be abejo, man būdavo labai sudėtinga su kokia tai kompanija bendrauti. Nes visokie, kai žinot, jaunimo organizacijose, įvairiuose jaunimo susibūrimuose būtinai, nu, būdavo vienas kitas užverbuotas. Ir sunku būdavo, reiškia, dalyvauti kažkokiai veikloj, kuri būdavo nukreipta, reiškia, už Lietuvos laisvę nepriklausomybę, kadangi aš pastoviai buvau persekiojimas. Mane kiekvienais metais bent po 2 kartus kviesdavo, reiškia, į saugumą. Tai paprastai būdavo prieš Kalantinės, reiškia, gegužės mėnesį ir paprastai būdavo prieš, reiškia, vasario 16. Tai paprastai būdavo tom dienom kažkur savaitę 2 prieš, reiškia, pastoviai kviečiamas. Vieną kartą net esu buvęs, reiškia, pulkininko Bagdono kabinete, gal pamena, tokį buvo tenais KGB šefas Kauno miesto, reiškia, ilgametis pulkininkas Bagdonas, kuris, reiškia, persekiojo mano visą šeimą. Be abejo, žinojau daug KGB agentų ir šitą informaciją suteikiau tam tikriems, reiškia, organams Lietuvos. O kad spaudimas buvo didelis, pavyzdžiui, ateina 88-metį vyrukas iš KGB ir sako, nu, tamstava namą statai, pasidomėsim, iš kur medžiagas gauni, galbūt neteisėtai kur nors. Žinom, kad vaikus turi, va, taiga ims ir pradings vienas vaikas, ką tu į tai reiškia. Na, tokia būdavo netiesioginės, reiškia, užuomenos, kad turi būti lojalus santvarkai, kitaip nukentėsi pats, nukentės tavo šeima ir aš džiaugiuosi, kad dabar galiu ponui Gintarui pasakot, kad aš esu gyvas, o kiek žmonių šito negali padaryti. Džiaugiuosi, pavyko ištverti, pavyko išgyventi. Pikta, aišku, ir skaudu, kad prievartauja mane 2 kartą, 3 kartą, na, kad bendražygiai kai kurie nori rankas plautis, nes jiems tipo su manim sveikintis neišeina. Tai čia jų problema. Sakykit, prašau, o kiek jums
metų teko tarnauti Lietuvos kariuomeniai ir kokį laipsnį turėjote ir kaip ten sekėsi? Kelias į mano Lietuvos kariuomenę buvo gan sudėtingas. Išvykęs antrą kartą pralaužęs geležinę uždangą, išvykęs aplankyti būktai savo mamos 88 metais į Jungtinės Amerikos valstijas, aš dariau operatyvinius žygius, nes jau buvo prasidėjęs šioks toks atšilimas, dar 88 metų pradžioj jo labai didelio nebuvo. Praktiškai grįžęs iš Jungtinių Amerikos valstijų jau pajutau, kad jau Lietuva atgimsta, O mano kelias į kariuomenę jau prasidėjo, turbūt galima pasakyti, antrą kartą pralaužus, geležinę uždangą, išvykus pas mamą, tada dar į Čikagą. Užmezgiau įdomių ryšių, su mūsų išeiviais, tada tiesa KGB bandė suformuoti man užduotis, kokiais žmonėms man reikėtų pasidomėti. Tuos žmonės aš žinau ir aš labai gerbiu, kad jie buvo KGB sąrašuose, tie žmonės jau man žinomi, kurios KGB labai domino. Tame tarpe buvo tarp tų žmonių, ir mano mama, nes jinai, pasakydavo daug įdomios informacijos, kaip jūs žinote, ne vieną agentą jinai yra irgi žinojus, savo kely, jinai yra padėjusi mūsų Lietuvos partizanams, buvusi išduota, turėjo būti išvežta į Sibirą, tačiau išsisuko, tai jinai ir informacijos daug turėjo apie KGB veiklą. Tuo pačiu, kad pas ją darbe buvo keli etatiniai ir neetatiniai KGB darbuotojai, kurias jinai puikiai žinojo, apie kuriuos aš irgi pasakojau mūsų spectarnybom. Tai net 88 metais išvykęs į Jungtinės Amerikos valstijas, aš jau dėjau žygių, kad jau pradėjau, ginklų paiešką, kurie pradėjo pirmieji ginklai su manim, atsidūrė dar Lietuvos nepriklausomybės priešaušryje, turbūt pralaužiau ir tą embargą ginklam, aš vienas iš pirmųjų, atsigabendamas iš Jungtinių Amerikos valstijų ginklus. Deja, pasisekė išlaikyti tik tai vienintelį iš jų, kiti buvo mano įvairiais būdais konfiskuoti, vieni atsidūrė kariuomeniai, kiti nežinomais keliais nukeliavo, nes kaip ponė Sudžienė čia kažkur užsiminė, tai Stašaitis bandė kiek tenais 8 ginklus legalizuoti, ne per pulkininką Pocių. Ir aš nesuprantu, kodėl legalizavimas yra blogai. Taigi, Lietuvos kariuomenė tai prasidėjo turbūt nuo žaliaraiščių būrių, kuriuose aš antrą kartą grįžęs iš Jungtinių Amerikos valstijų, 90 metais po nepriklausomybės paskelbimo, kovo 27 dieną stojau į žaliaraiščių būrius, iš karto. Iki tol buvau užsirašęs, į sąjūdžio gretas, bet tačiau sąjūdis kol kas tuo metu buvo neaktyvus, neorganizavo nieko kito. Aišku, galėjau lipti ant tribūnos, dabar būčiau gerbiamas nepriklausomybės akto signataras, jeigu būčiau skelbęs tiesas. Žmonės iš mūsų kaimo, kurie lipo ant tribūnų, tai ponas Kevičius, buvęs krašto apsaugos ministras, iš mūsų Garliavos kilęs. Tai galėjau ir aš lipti ant tų tribūnų ir manyčiau, kad būčiau daug daugiau nusipelnęs Lietuvai. Tačiau aš maniau, kad buvau jaunas, stiprus vyras, turintis patirties karyboje, turintis patirties energetikoje, nusprendžiau, kad mano kelias bus kariuomeniai, kad reikės ginti Lietuvos nepriklausomybę. Niekas negalėjo žinoti 89-90 metais, kad Lietuvos nepriklausomybę praslysime, per tą adatos skylutę, mes taip palyginus sklandžiai. Taigi atėjau į Lietuvos kariuomenę, į žaliaraiščių būrius 90 metų kovo mėnesį, visus metus praktiškai dalyvavau įvairiuose spec operacijose. Jokių ryšių tada su KGB neturėjau, jau visus metus mane jau jie buvo, kaip sakant, atsisakęs aš jų ir jau, su jais jokių nebuvo kontakto, nors spec tarnyba mūsų ir reikėjo tuo metu kaip tik veikti, kol jie buvo dar visi gyvi, kol dar buvo pučas nepasibaigęs, kol dar buvo viskas aišku, tada buvo dar
tikimybė, kad dar galima buvo iš jų iššilti gerokai informacijos, galima buvo gauti bylų, galima būti sąrašus, galima būtų kažkaip pramušti. Nu, nežinau, kitokiais keliais reikėjo šiek tiek veikti, bet tuo metu nieks apie tai negalvojo. Nu, sunkus metas buvo, nebuvo specialistų, pasitikėjimas buvo, reiškia, dar vienas kitų kažkodėl neišnykęs, kuris po to pradėjo vis nykti ir nykti. Tai va, 91 metais sausio mėnesį, dar 90 metų pabaigoje parašiau prašymą priimti mane į kariuomenę. Nu, pasienį pirmiausiai buvo formuojamas. Prašymas buvo pradėtas svarstyti 91 metų sausio 7 dieną, būtent tada, kada bandė Jedinstvo užimti aukščiausią tarybą. 7 dieną mes visi buvom, reiškia, sukviesti Kauno savivaldybę, kur turėjo būti pirmas, reiškia, nu, toks pokalbis, reiškia, dėl darbo krašto apsaugos sistemoje. Tai vietoj pokalbio mus visus susadino į autobusus, aišku, atsiklausė, ar norit, reiškia, ir visus išvežė į aukščiausią tarybą. Tai vat nuo tada, reiškia, kaip manau, aš prasidėjo mano tarnyba Lietuvos kariuomeniai. 91 metų visą sausį praleidau aukščiausio taryboje. Postas, kaip galima dabar drąsiai sakyti, numeris 1, nu, nesigirdamas sakau, kad tai buvo postas, reiškia, ginklų gynėmės tada aukščiausią tarybą, buvom visi ginkluoti, visi ginklus turėjom ir buvo postas mūsų 3 aukšte prie aukščiausios tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio kabineto. Tik tai keli žmonės iš to kabineto gali dabar drąsiai va taip kalbėti kaip aš. Keli, kiek aš žinau, sėdi kalėjime, pradėjo pirmiausia pasodino juos dėl nelegalių ginklų įsigijimo, reiškia, paskiau jie baigė kitais kriminaliniais nusikaltimais, keli yra nežinomi jų keliai, vienas iš jų, Jonas Maskvytis, kai žinote, yra žymiai pagarsėjęs, irgi buvęs tam pačiam poste, kiti gan sunkiai gyvena, tai sunkiai pasakyti man. Deja, kaip visada, vėlgi kažkaip stebuklingai pavyko, reiškia, ir baigęs tarnybą aukščiausioje tarybai, vasario 6 buvo paskirtas į Karmėlavos aerouostą, užkardos pamainos viršininku, reiškia, pasienyje pradėjau tarnybą, tuo pačiu po kelių dienų mane paskyrė neetatiniu 205 kuopos vadu Kauno rinktiniai. Ir po kelių savaičių teko rinktis, reiškia, kurį darbą dirbti, ar pasienio tarnyboje, ar likti savanoriškai krašto apsaugos tarnyboje, reiškia, kuopos vadu. Pasirinkau kuopos vadu, kaip matyti iš tam tikrų agentų rašymo, nesutariau su savanoriais, todėl buvau paaukštintas pareigose, reiškia, paskirtas po 1,5 metų kuopos vadu prabuvęs, reiškia, 92 buvo paskirtas Kauno bataliono vadu. Toks buvo, nu, sudarytas labai įdomus kovinis junginys, 15 kuopų, 1500 žmonių, reiškia, tai pavadintas buvo batalionas ir paskirtas vienintelis vadas, reiškia, aš vadas ir 15 kuopų, be jokio štabo, be jokio nieko, reiškia. Ir, na, aišku, dirbti buvo be galo sunku. Tačiau bandžiau suktis ir, tarp kitko, archyvose mano vienintelio yra išlikę įsakymai, kuopos vado įsakymai rašyti, reiškia, dar Kaspoje archyvose, reiškia, bataliono vado įsakymai rašyti. Pats vienas rašydavo įsakymus be štabo. Po to, reiškia, konfliktas kilo su rinktinės vadu, reiškia, kuris mane įsikvietė, sako, plauk, o kokią šių teisę turi rašyti įsakymus? Sako, rinktinės vadas tik vienas turi teisę rašyti įsakymus. Sakau, taip, jūs rinktinėje rašote įsakymus, aš batalionai rašau įsakymus, reiškia. Nu, daugam kuopos vadam ypatingai nepatiko, reikia įsakymai, užduotis duodamos, jau formuluojamos, konkrečios buvo. Ką kas turi padaryti, teritorinės gynybos planai pradėti buvo rengti, na, teko prasisukti pro įvairias, reiškia, peripetijas, buvo mažas karinis raštingumas, pas mus daugumos karininkų dabartinių, reiškia, išsilavinimas buvo gan menkas, reiškia, nu,
Tačiau žmonės buvo patriotai. Kokie buvo, geresnių nebuvo, negalėjai rinktis. Kur jūs buvot visi geriečiai? Nu, kur jūs buvo tie visi tokie patriotai, reiškia, kurie dabar mušatis krūtinę, mylintis tėvynę? Kur jūs tada buvot, reiškia? Nemačiau nei vieno jūsų, tik po to, reiškia, atsirado. Reiškia, kaip toksai šitai su sunitais dabar mušasi vieni krūtinę, kuris daugiau Alachą myli, reiškia, nors abudu dievina Alachą, reiškia, ir šitai ir sunitai. Tačiau kariauja. Lygiai tas pas mūsų, kas daugiau tėvynę myli. Tai vat reikėjo tada ateiti aukščiausią tarybą ginti ją, gynė tai tiesiai šviesiai prisipažinkim, ne visi. Lietuvos nepriklausomybės šalininkų gal buvo 100, 200, gal 300 tūkstančių, visi kiti buvo abejingi. O dar kokį 500 000 tai net buvo priešiškai nusiteikę. Niekam nėra paslaptis, kad jie tikrai laukia, kol jis mėgs pirti peilį į nugarą. Tai taigi teko skurtis sunkiais laikais, mano daugybę darbo įdėta, kuriant kariuomenę, pradėjau kuopos vadu, kaip minėjau, ir pamainos užkardos viršininku, reiškia Karmėlavos. Baigiau tarnybą Varėnos bataliono vadu, majoro laipsnėje, pratarnavęs viso labo Lietuvos kariuomeniai 13,5 metų, 14 netoli buvo. Tačiau man vieninteliam vienam iš tų nebuvo pratęsta tarnyba, nežinau dėl kokių paskatų, galbūt dėl to, kad aš norėdamas būti sąžiningas pats savo ir padėti mūsų specialiosiom tarnybom, daug labai rašiau apie specialiųjų tarnybų veiklą, apie KGB veiklą, reiškia, daug rašiau, žinojau daug KGB agentų, daug KGB etatinių darbuotojų, daug konspiracinių būtų. Buvau šiek tiek galbūt patyręs šitoj srity, nes nujaučiau, kurie iš mūsų kolegų galbūt nebuvo visai atviri, nes tam tikrą informaciją, kurią aš, reiškia, pateikdavau, po to atsidūrė spaudoj, reiškia, ir Belgija yra nonsensas mūsų kontražvalgybai, reiškia, kad nesugeba išsaugoti tam tikrų dokumentų. Ir tai yra didelis smūgis kontražvalgybiniam darbe, kaip, reiškia, tam tikras dokumentas yra išvagiamas, paviešinamas. Norėdamas, reiškia, šitą, tokius dokumentus, kad tokius asmenys įsiaiškint, kurie neturi teisės taip daryti. Tai yra nonsensas bet kokioje žvalgyboje, kontražvalgyboje. Tos agentus, tos, kurie tai padarė, išvogė tokius slaptus dokumentus, reiškia, juos reikia vyt per 2 kilometrus, ne tik nuo kariuomenės, bet ir nuo Lietuvos sienos ir neprileist arčiau, nes tai iškelia, reiškia, realų pavojų, reiškia, jeigu žmogus daro, pareigūnas daro tam tikrus, reiškia, atskleidžia agentus, o jos tai yra paviešinta, kreipiausi ir į krašto apsaugos ministrą, poną Oleką, prašydamas įsiaiškinti tokius atvejus. Na, ką buvo formaliai atsirašyta, tai galiu drąsiai sakyti, kad ir kariuomenės kontražvalgyba sunkiai yra kontroliuojama, užduočių, reiškia, jai nesugeba duoti, nors tenais kontrolę įvykdyti yra žymiai lengviau, kadangi kontražvalgybos vadą skiria krašto apsaugos ministras, ir jis privalo atsiskaityti, finansavimas taip pat eina iš krašto apsaugos ministerijoje, tai turėtų ir, reiškia, kontrolė būti daug nesudėtingiau vykdyti, reiškia, krašto apsaugos sistemos sudėtyje. To labiau, kad jie turi ir nepriklausomą melo detektoriaus tarnybą, tuo pačiu, kad jie turėtų turėti jau dabar, aš nežinau tiksliai, ką jie turi, bet turėtų turėti ir tokių darbuotojų, kurie dirba su slapta informacija, nuolatinį tikrinimą, o tas tikrinimas, kaip aš minėjau, yra įvairus. O tai turėtų būti tie darbuotojai, kurie pasirašo tokį, reiškia, sutikimą užimti tam tikras pareigas ir kurie gauna leidimą dirbti su slapta informacija. Turėtų taip pat pasirašyti, kad jie sutinka, kad juos pastoviai tikrins. Kaip žinom, niekam nepaslaptis, kad dauguma žmonių, reiškia, perkama yra už pinigus. Pakankamai nedidelius pinigus, reiškia, žvalgyboje informacija yra perkama. O mūsų, kaip sakant, kontrolė finansų, kaip žinome, kartais labai dažnai pareigūnų, politikų, verslininkų pajamos netitinka
reiškia, realiai gaunamų jų atlyginimų, reiškia, nesugeba netgi parodyti, iš kur atsirado tam tikri turtai. Tai vat reikėtų nuo šito praktiškai ir pradėti. Lietuvos kariuomeniai vėlgi kaip ir kitų spectarnybų, reiškia, veikloje, tai pirmiausia nuolatinis tų pareigūnų tikrinimas. Tai turi būti pyragas, tai yra atlyginimas normalus tiem žmonėms padarytas, kad jie jaustųsi visiškai apsaugoti Lietuvos valstybės, kad jie nepajustų jokios persekiojimų iš, reiškia, savos valdžios, kad jie būtų 100% užtikrinti, kad jeigu jie sueis į kontaktą su užsienio spectarnybomis, jos valstybė apgins, jeigu jie bus sąžiningi, o sąžiningumą patikrinti Lietuvoje nėra sudėtinga, reiškia, yra melo detektorius, yra galų gale kitos priemonės, kaip galima tą sąžiningumą patikrinti. Tai va štai, tokie pareigūnai turėtų būti. Ir bizūnas turėtų būti. Bet kokiam pareigūnui, valstybės tarnautojui, merui, prezidentui. Jeigu tik tai yra paskelbiamas apkaltos teismo sprendimas, turėtų būti tą pačią dieną Lietuvos valstybės įstatymų atimama valstybinė pensija. Nėra už ką išdavikui, kolaborantui ir pardavikui ar vagiui mokėti valstybinės pensijas. Tegu užsidirba pats. Ačiū uždėmesi.